Kaipgi elgtis važiuojant dviračių takais? Taigi jūs važiuojate tiesiai, matote kitą lėtesnį dviratį, nepamirškit pasinaudoti skambučiu ir aplenkti. Jeigu yra posūkis, nepamirškime su ranka ar į kairę, ar į dešinę rodyti posūkio. Todėl, kad dažniausiai įvykiai ir atsitinka įvairiose sankryžose, kur yra nerodinomi posūkiai. Taip pat dėl greičių. Taigi dviračių taku galite važiuoti iki 25 km/h greičiu. Jeigu išvystote didesnį, tai jau reikėtų keltis į paprastą kelią, kur važiuoja automobiliai ir žinoma atitikti saugumo reikalavimus. Tai turi veikti ir šviesos, užsidedat liemenę ir žinoma šalmą. Dar vienas niuansas dėl vaikų. Kaipgi yra labai didelė diskusija, kurie vaikai turėtų važiuoti dviračio takais, kurie ne. Taigi siūlytume, rekomenduotume, kad vaikai nuo 0 iki 3 metukų vis dėlto su balansiniais dviratukais važiuotų pėsčiųjų takais, nes jie išvysto nedidelius greičius, taip pat dar orientavimasis, balansavimas nėra tokie tvirti. O kiti vaikučiai, kurie jau gali patys važiuoti, mina, atitikę saugumo visus reikalavimus, gali važiuoti dviračių takais.